Sveiki žemės ūkio žmonės. Esame Šiaurės Lietuvoje, Vyšnių sostinėje Žagarėje. Šiandien apžvelgsime dabartinę žieminių kviečių, žirnių, vasarinių miežių situaciją ir kokie darbai laukia pasėlių šį sezoną. Šiandien pirma vasaros diena, tad trumpai galime apžvelgti, kokį pavasarį turėjome šiais metais. Kad ir kiek sezonų praeitų, kiekvienas jų turi savų niuansų ir iššūkių. Neišimtis ir šis pavasaris. Su kalendoriniu pavasariu nutirpo sniegas laukose, kovo mėnesį oro temperatūra palaipsniui kilo, dienos buvo gražios, saulė pabudino ne tik augalus, bet ir žemdirbis. Dalis ūkininkų pradėjo tręšimo darbus, naudodamisi drėgna dirva. Kiti laukė, kol dirva labiau įšils. Tačiau atėjus balandžio mėnesiui, oras tapo labai nepalankus tiek augalams, tiek darbus norintis atlikti ūkininkams. Čia šiaurinėje Lietuvos dalyje vyravo šalnos, vėjoti orai, o kritulių trūkumas įtakojo dirvos džiūvimą. Meteorologinės stotelės duomenimis per visą kovo mėnesį iškrito 5,6 mm kritulių, balandžio mėnesį 12,6, kai daugiametis vieno mėnesio vidurkis yra beveik 40 mm. Laimiai, jog gegužės mėnesį situacija pagerėjo ir laiku sulaukėme lietaus. Šiuo metu esame žieminių kviečių lauke, kuriame auga Bright veislė. Žieminiai kviečiai jau yra pilnai įskleidę vėliavinį lapą, net pereina į vamzdelėjimo etapą. O tai reiškia, kad reikia atlikti vieną svarbiausių darbų. Tai apsaugoti viršutinius lapus, o svarbiausia minėtą vėliavinį lapą. Vėliavinio lapo apsaugą jau reikia atlikti ir ilgiau laukti nereiktų, ypač jei pirmasis fungicidas atiduotas anksti. Šiai dienai fungicidų pasirinkimą lemia daug veiksnių. Tai produktų kaina, oro sąlygos, ligų plitimo intensyvumas bei planuojamas derlius ir investicijos į jį. Vis tik paskutinio lapo apsauga turi būti stipri, tad reiktų rinktis produktus, kuriuos sudaro 2 ar daugiau veiklių medžiagų. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas buvo panaudota pirmojo purškimo metu ir rinktis kitas veiklias medžiagas, kad išvengti atsparumo išsivystymo. Šiuose tarpsniuose augalų augimas yra labai intensyvus, tad reikia nepamiršti ir mitybos per lapus. Tam tinka naudoti manganų, cinko, vario turinčius produktus, taip pat magnį ar kalį, kurie skatina fotosintezę, medžiagų transportą ir žinoma azotą. Tinkamas azotas karbamidinė forma tręšimui per lapus, tačiau taip pat naudingas ir birus azotas 100 kg amonio salietros fizinių svorių. Jį reiktų išberti iki pasirodant varpai, kad augalas jį spėtų įsisavinti per šaknis. Priklausomai nuo planuojamo derliaus, šiuose tarpsniuose yra atliekamas ir augimo reguliavimas. Tačiau juos naudoti reikia pagal gamintojų rekomendacijas, kad nepakenkti būsimam derliui. Na ir pabaigai, jei vyrauja didelė dalis lemų lervų ar puola amarai, į mišinį reiktų įsitraukti ir insekticidą. Nepamirškite skaityti šių produktų etikečių ir juos naudoti tinkamai pagal nustatytus reikalavimus. Persikeliame į Ingrid veislės žirnių pasėlį. Žirniai dėl savo didesnio sėjos gylio lietaus stygių išgyveno šiek tiek geriau. Pasėlis sudygo tolygiai, gal kiek vietomis skirtingai, bet tai labiau įtakojo sėjimo ypatybės. Pasėlis šiuo metu yra apie 16 BBCH tarpsnių, kai turi 6 išsivysčiusius ūsus. Savaitgalį žirniai buvo nupiešti herbicidu su paviršiaus aktyvia medžiaga. Prieš savaitę žirniai buvo pamaitinti magnio sulfatu, fosforu bei boro ir molibdeno mišiniu. Toks mišinys turėtų skatinti augti šaknis, formuoti azotą kaupiančius gumbelius bei bendrai skatinti fotosintezę. Kitas žirnių priežiūros etapas bus vienskilčių piktžolių kontrolė. Tam bus renkamas graminicidas, kuris tvarkytų tiek javų pabiras, tiek varputį. Šis herbicidas naudojamas vėliau nei prieš dviskiltės piktžolės, tam, kad javų pabiros, o ypač varputis, užaugintų daugiau masės ir herbicidas sunaikintų ne tik antžeminę dalį, bet paveiktų ir šaknų sistemą. Kitas svarbus etapas žirnių priežiūroje – tai žydėjimo metu plintančių ligų tokių kaip askochitozė, pilkasis puvinys, netikrausios miltligės kontrolė. Fungicidų pasirinkimas ganėtinai panašus į rapsų, pavyzdžiui, dažniausiai pasitaikantis boskalido ir piraklosrobino derinys. Taip pat žydėjimo metu plinta ir žirninis vaisėdis, tačiau jo kontrolė reikia rinktis tik šiuose tarpsniuose registruotus produktus. Žinoma, reikia nepamiršti ir amarų, kurie dažniausiai gali pasirodyti po žydėjimo. Produktus rinkitės ir naudokite atsakingai.
Esame vasarinių miežių lauke. Šis pavasaris vasarojo startui mūsų kraštams nebuvo dėkingas. Dėl lietaus stygiaus ir mažesnio žemės dirbimo, siekiant išsaugoti kuo daugiau drėgmės, pasėliai dygo labai netolygiai. Ten, kur žemė puresnė, daugiau organikos ir drėgmės, miežiai sudygo laiku. O vietose, kur dirva sunkesnė, daugiau grumstų, miežiams sudygti prireikė ir viso mėnesio. Ir tik tada, kai sulaukėme stipresnio lietaus. Šiandien miežiai jau baigia krūmytis ir jau pereina į bamblėjimo tarpsnį. Vasariniai miežiai jau buvo maitinti per lapus fosforo turinčiomis trąšomis, skatintas fotosintezės aktyvumas magnio sulfatu bei dėtas chlormekvatkchlorido augimo reguliatorius, kad paskatinti krūmymąsi. Taip pat panaudoti herbicidai piktžolių kontroliai. Jei jūsų laukose jie dar nenaudoti, reiktų suskubti, kol pasėliai nedengia tarpueilio ir herbicidas tinkamai pasiektų piktžoles. Stebėdami pasėlius pastebėjome, kad miežiuose jau pradeda plisti tinkliškosios dryžligės požymiai. Šiltas oras ir karts nuo karto iškrentantis lietus tinkamas ne tik javams augti, bet ir patogenams plisti. Todėl jau bamblėjimo tarpsnyje reiktų pagalvoti apie fungicidinę apsaugą nuo šios ir kitų ligų. Pradinis purškimas gali būti atliekamas renkantis paprastesnius sprendimus, kaip kad protekonazolo ir azoksistrobino veiklių medžiagų mišinys. Šiuo metu tinkamas laikas pradėti naudoti ir trineksepak etilo turinčius augimo reguliatorius, kad sutrumpinti apatinius tarpubamblius ir neleisti miežiams vėliau išgulti. Žinoma, šiuo metu miežiai intensyviai auga, tad prie viso mišinio galima naudoti ir mikroelementinės trąšas per lapus iš mangano, cinko, vario bei nepamirštant kalio, azoto ar magnio. Žinoma, azotą reiktų planuoti pagal miežių paskirtį, jei jie auginami pašarui, tai azotas nepakenks. Tačiau, jei norime gauti salyklą, azotą bendrai reiktų atiduoti 60-90 kg veiklios medžiagos ir patartina tai padaryti iki krūmijimosi pabaigos, o per lapus atiduoti tik nedidelius jo kiekius. Nors lauke šilta, tačiau kenkėjų antplūdžio dar nėra. Tačiau reikia stebėti laukus ar sekti mūsų laukų aprašymus IKMI sistemoje ir pasirodžius amarams, tripsams ar kitiems kenkėjams, bei perlipus jų žalingumo ribas naudoti insekticidus. Žinoma, nepamirškime, kad reikia registruoti produktus, kurių etiketėje yra nurodytas užrašas pavojingas bitėms. Ir tai atlikti saugiai, taip kaip nurodo etiketėje esantis gamintojų aprašymas. Sekite mūsų socialiniuose tinkluose ir naudokitės IKMIS mobiliąją programėlę. Joje galite užsisakyti automatinius perspėjimus apie augalų ligų ir kenkėjų plitimo riziką bei nuolat besikeičiančias orų sąlygas. Iki pasimatymo laukose.